Šiandien bus unboxingas. Ir šitas yra. Pirmą kartą jau nusipirkau Vintedę. Pirmą kartą nusipirkau Acme DVD minusę. O dabar šitas jau yra antras kartas nusipirkau šitame Vintedę. Ir taip, čia yra iš Vinted nupirktas. Tiesiog nusipirkau ir viskas, nieko nepasakoju, nei rašinėjau, nei nieko. Jis randasi, kur pažymėtas Vinted. Taip, šita siunta atkeliavo iš Ukmergės. Ir čia yra Vinted user, tai reiškia, kad aš nusipirkau. Ir štai atsinešiau patį geriausią, galingiausią ir mažiausią tokį, kurį norėčiau jums bandyti. Galąstuvą. Štai. Ir reikės kažkaip atidarinėti, sakau. Blemba, reikės. Tuoj nustabdysiu. Čia aš bandau atidarinėti. Ir gerai įsipjauna. Nice. Dar šitą bandysiu. Ir dabar galime jau atidarinėti. Čia jau tikrai geltona siunta kažkokia. Čia iš maišo arba kažkas iš jo. Labai gerai galąstuvas įsipjauna. Tai gal turbūt saugiai supakuotas? Kas čia? Dar paskelbsiu dar vieną unboxingą, nes aš dar vieną diską nusipirkau, kuriame yra 5 kartus. Sealed! Taip, man patinka tokie diskai, kuriame yra sealed. Ir tušti. Labai gerai. Dar įdėtas čia yra dėžė ir kartoninis dalykas. Tai jaučiu, kad čia yra jau tikrai saugiai supakuota. Klystu? Šitas gerai atsidaro. Tai labai man su šito galąstuvu gerai pjaunasi. Man nepasisekė filmuoti su telefonu, nes kai laikau rankui, tai man reikia laikiklio, žinai. Arba gal nusipirk, arba kas nors man nusisakinės nemokamai dovanų. Tai užbaigsiu. Viskas. Ir va, šitas maišas jau yra geltonas, šitą jau metu lauk. Ir va, šitas kartoninė dėžė. Ir čia jau tikrai saugiai supakuota. Ar jinai gali nukrist? Nežinau. Pasižiūrėkit, kas slėpėsi. Čia jau su tikra Perlenbacher dėžė alaus skardinė. Čia tas kompanija, kur jisai gamina alaus. Čia tikrai kažkas įdėjo bairį. Čia kažkas įdėjo dėžę, kuriame neturi, arba jam tikrai juokingai skamba bairiškai. Įdėjo Perlenbacher alus gamininį dėžę ir supranti, čia jau tikrai juokinga, ne? Čia kažkas įdėjo ant bairio. Jo, šitas. Yra. Sulankstykim vis tiek ir žiūrim, kas viduje. Čia jau atspėjote.
Čia jau tikrai DVD diskai. Tušti. Ir aš jau nepatikrinęs. Ir šitas yra originalus. Seniausias. Ir šitas yra senas. Tarsi kaip Acme kompaktai gamina. 15 eurų 90 centų. 15 litų 90 centų nupirktas. Labai senai gamintas. Ar Acme gamina, ar Maxelis gamina? Taip. Jau čia netikrai sealed. Čia netikrai sealed. Ne sealed. Ir tai yra. Jūs neatspėjote, mano žiūrovai, pavyzdžiui, Aidas, kuris bando atspėti, kad čia yra Acme. O tai ne. Tai yra, jeigu nežinote šitame diske, tai yra Karibų piratų pasaulio pakrašty DVD-R. Čia jau skamba tikrai įdomiai. Norėčiau šitų kolekcionuoti. Nors noriu, kad... Bet šitas yra viršelis pilnas, tai ar būtina šitą... Taip. Bandau sakyti. Čia yra tikrai DVD-R. Čia jau tikrai geras dalykas. Ir čia jinai. Ir supranti, aš su šituo disku, su pilnu viršeliu, su pilnu diskų labeliu, Karibų piratų DVD-R, ar šitą galima įrašyti su markeriu, ar negalima? Ar jinai gali sugadinti? Who knows? Taip, čia jau tikrai nežinomas ir labai geras Karibų piratų pasaulio pakrašty DVD-R. Toliau, kas kitas? Dar vienas. Kažkas. Oi, apsiverstas. Laikyti negaliu, žinai. Taip. Verbatim DVD-R. Kas dar? Ir kitas, ar kažkas? Dar lapas kažkoks yra. Ir paskutinis, kai jūs nustebinote, čia jau tikrai pats seniausias modelis. 2007 metų. Man tai labai patinka. Oi, dar šitos padedu. Jūs šito to tikrai jūs nematysite. Jūs šito to, kurį jūs tikrai nematysite šitame mano YouTube'ės kanale. Ir šitame Lietuvoje, kuriame labai retai rasi tuščių diskų Acme Lietuvoje. Čia jau tikrai nustebsit. Kad čia yra tikrai labai senas modelis 2007 metų. Jūs tikrai nustebsit, ko aš jum radau ir ko aš matau. Jūs tikrai nematysite tokiame mano gyvenime, YouTube'e ir Lietuvoje nerasi. Šitame tikrai nerasi. Ir jums labai patinka. Šitas labai retas. Tai yra Acme DVD-R, labai senas modelis. Acme DVD-R, labai senas modelis. 2007 metų. Man tai patinka. Pažiūrim. Čia žinau, kad kažkas. Čia tuščias. Tuščias. O čia žinau, kad tuščias. Aš žinau, čia tuščias. Pažiūrėjau. Ką žinau, ar čia yra įrašytas ar tuščias?
Kažkas įrašė. Čia jau įrašytas. Negaliu su juo įrašyti. Kodėl aš jį nupirkau? Nes tai yra tikras egzempliorius. Dažniausiai randu įrašytų sakmę. Aš galvoju, kad čia yra tuščias. Čia yra įrašyta. Aš noriu jį įrašyti su tuo, bet jis yra įrašytas. Aš noriu sužinoti, bet nežinau, kas yra viduje. Neteškim šitų dramų. Šitas tuščias. Taip, tai aš daugiau gausiu. Ir taip, tai aš daugiau gausiu verbatimų DVD plus R. Taip. Bet man labai patinka šitas Karibų piratų DVD minus R. Labai patinka šitas dalykas. Nu blemba, kodėl aš jį... Nepyksiu. Tiesiog man patinka šitas kolekcininkas ir viskas. Aš jį turėsiu akmę šito dalyko. Tai nenoriu sakyti, kad čia yra tuščias. Čia ne tik melas, nei skemas. Čia yra akmė DVD minus R tiesiog. Aš jį turėsiu net kolekcijų, o tiesiog dėl reto dalyko. Nes aš noriu žinot, kad čia yra tuščias. O aš noriu, kad su akmė retais senais modeliais akmė DVD minus R būtų tuščias ir aš pats jį įrašyčiau, kad būtų labai reta. Nu jo, šitą tikrai neras. Tai jo, čia jau tikrai padaryta. Šitą metu lauk. Štai ir viskas. Laukite kitų tęsinių. Laukite kitų unboxingų. Iki.